Vidai sveikinu su pirma vieta Superbike klasėje, kaip jausmas? Jausmas žiauriai nuostabus, ypač po kvalifikacijų, kai jūs matėt, kaip MotoGP keliuose dešimtose išėjo 8 žmonės. Lygis pakilęs beprotiškai pas mūsų Superbike'o ir labai džiaugiuosi, kad tenka važiuoti su kolegomis ir tokiam fainam rate. Pravažiuoti sezoną pirmiausia ir gerai praleisti laiką pasismaginti ir tiek, kaip ir šiandien. Labai geras nuotaikas. Kaip dar galėtum komentuoti šiek tiek Nemuno žiedo trasą? Kaip jausmas? Fantastiška. Tik tai aišku, mes dar nesame išbandę naujos dangos ant lietaus. Tai vat, jeigu per lietų laikys bus geras kibimas, o kolegos iš automobilių sporto sako, kad kaip ir geras kibimas, tai tas atnaujinimas 10 balų. Jo, ramiai. Ačiū. Zavažiavimas, labai nedaug trūko. Ačiū, pats važiavimas buvo ramus, kaip ir šitoje trasoje reikia tokį tempą palaikyti. Viskas ėjosi pagal planą, rezultatas geras, bet džiaugiuosi, kad išlaikiau planą, daugiau nieko. O kokie tavo planai kitą savaitę? Tai tokie patys, visą dieną susiplanuoti priekį, nekelti tempo gazu, o galvą ir viskas, manau, bus taip pat kaip ir šiandien. Mačiau, kad labai įdomus prieš savaitę, kažkokį planą, kaip pasiruošti startą. Gal ramus atrodo labiau, bet sakyčiau, kad tiesiog kalbuosi su savimi ir žinau, kad trasoje aš kovoju prieš save, o ne prieš kitus ir žinau, kad viskas mano rankos. Pradėjau važiuoti Liepą pernai metais, tai esu visiškai šviežias šiame sporte ir tai yra, manau, tikrai laisvalaikis. Rezultatais džiaugiuosi, matot turbūt patys, kad čia yra kažkas kosmoso ir lenktynės buvo tikrai intriguojančios, manau, žiūrovai matė ir lenkimas po lenkimų, kai kur peržengiau tikrai savo ribas, kai kurių posūkių, bet džiaugiuosi, kad visi saugus. Važiavimas geras, emocijos geras, šiek tiek motociklas ne visai geriausiai būkliai, bet važiavom gerai. Turėjom šiandien virtimą per antrą važiavimą treniruotėj, bet susitvarkėm kokybiškai ir toliau pavyko gerai sustartuoti ir gerai finišuoti. Dalyvausite ir kitame etape? Čia dar pagalvosim, pažiūrėsim. Supratau, tai labai sveikinu su laimėjimu. Ačiū. Dovydas Šidlauskas, Aurimas Grigalevičius. Ir po...